Lietuvoje minkštų baldų daugiausia parduodama su tokiomis papildomomis funkcijomis kaip miegamoji dalis ir patalynės dėžė. Tik 5% parduodamų sofų yra skirtos vien sėdėjimui. Noriu pristatyti naujus svetainės baldus Komplektą Life. Yra 3 vietės ir 2 vietės. Labai patogus, nes sėdima dalis platesnė, daug pagalvėlių. Čia yra šiuolaikinio stiliaus modelis. Minkštas kampas ar man. Nedaug vietos užima 250 ant 260 kažkur tai. Ir patogu tai, kad daug žmonių gali atsisėsti. Šitas baldas, jisai išskirtinis tom, kad jis turi labai didelę, labai talpią patalynės dėžę, kur galit sudėti visas šitas pagalvėlės miego metu, o dieną ten galima laikyti patalynę. Čia tikrai pakanka vietos miegoti vienam. Nusiima tos pagalvės. Be šitų pagalvių drąsiai gali vienas žmogus įsimiegoti. Jeigu butas, kuriame gyvenate, yra mažas ir ten nėra atskiro kambario miegamajam, jūsų sofa turi būti pritaikyta miegojimui. Tokiu atveju nepagailėkite pinigų baldui su kokybišku miegamojo mechanizmu ir patalynės dėže. Kampas Life yra labai didelis, labai patogus. Baldas yra ypatingas to, kad jis gali būti ir su mechanizmu, ir be. Jeigu jūs norit užsisakyti su mechanizmu, tai iš tos mažesnės dalies išsitraukia mechanizmas, o kur šita didelė visa, čia bus patalynės dėžė. Taip pat irgi universalus baldas, sakyčiau, kadangi jeigu pas jūs čia mažiau vietos, tai jūs galite patys namie irgi pakeisti tuos porankius. Kaip patogiai jausitės ant naujos sofos ar fotelio, priklauso nuo jūsų fiziologinių duomenų. Svarbus yra baldo aukštis, sėdynės gylis bei atlošo išlinkimas. Jeigu įmanoma, minkšti baldai turi būti skirti tik sėdėjimui. Čia irgi modulinė sistema, labai didelis, masyvus baldas, Kampas Park. Jo porankiai yra įgilinti į vidų, atviras šezlongas, tai galima su kojomis atsisėsti, nereikia pufo užsisakyti. Dabar gaminant baldus naudojama daug naujų technologijų, kurios pagreitina gamybos procesą ir leidžia pasiekti aukštą baldų kokybę. Naudojame daug kompiuterizuotų tikslių įrengimų, kurios pagreitina patį darbą, tikslumą, efektyvumą darbo. Minkštų baldų funkcionalumui ir ilgamžiškumui užtikrinti įtakos turi medžiagos naudojamos baldų užpildymui ir aptraukimui. Sofų užpildymui idealiai tinka poliuretanas, lateksas, sinteponas ir net pūkai. Dėl to, kad naudojami pūkai yra mažiau jisai alergiškas, mažiau traukia dulkių. Pūkai duoda taisyklingesnę sėdėseną, išpildo žmogaus kūno formas. Tom žmogus nepavargsta sėdėdamas ant tokių baldų. Renkantis baldų apmušalus reikia atsižvelgti į tai, kur baldas bus naudojamas, jo priežiūra bei namuose esančius gyvūnus ir mažus vaikus. Kadangi užsisako jauni žmonės, odinius baldus jie ne visada įperka, tai jie pasirenka dirbtinę odą. Tai vadinama eko oda. Ir dabar ypač naujos technologijos, jinai raukšlėsi kaip natūrali oda ir ypač gerai valosi. Jūs galite irgi nuimti, yra užtrauktukas, jūs galite viską nuimti ir išvalyti. Be odos ir tekstilės baldų gamyboje atsiranda vis daugiau naujų natūralių ir sintetinių medžiagų. Šitas gobelenas yra mikrofibra, jisai vadinasi mikrofibra. Jo faktūra kaip odos, bet čia yra audinys, nes daugam patinka oda, bet sako nemalonu mums ant jo sėdėti, nes vasara limpa, žiemą šalta. Tai čia taip nebus, čia bus labai gerai, labai jauku bus, nes vis tiek gobelenas jis priduoda tokio jaukumo namams. Jos hidrofobiškos, jeigu jūs išpilat kažkokią sriubą ar vandenį, jūs greit galit nuimti, jisai neįsigeria. Nes jeigu yra medvilnė, tai jinai įsigeria. Natūralūs audiniai, jie traukia viską į vidų. Šitas atstumia. Taigi, minkšti baldai yra labai svarbi interjero dalis. Todėl teisingai parengti baldai padės sukurti jaukius ir patogius namus.